kelio laižyti reikia. Ne, iš tikrųjų treneriai labai sunkiai dirba ir aš labai laimingas, kad turim... Kiek jaunimo šiemet yra? 32 vaikai. Rimta. Tai mano didelė klasė. O tai klausyk, kiek metų tu jau šitą stovyklą organizuoji? Šiuo metu yra 4 metai ir iš tikrųjų šie metai turbūt buvo patys geriausi ir vaikų koncentracija buvo aukščiausiam lygiai ir iš tikrųjų kol kas stovykloje viskas vyksta puikiai. Ir stovykla yra nemokama ir tu ją darai beveik savo lėšom, ar ne? Iš papradžių tai buvo daug mano lėšų, dabar iš tikrųjų turim labai daug rėmėjų ir tikrai džiaugiuosi būtent tuo, kad patys rėmėjai jau šiuo metu patys ateina ir supranta, kad tai yra pagalba vaikam, o tai nėra kažkas tai tokio ir mano tas tikslas yra padaryti nemokamą ir Adidas prisideda ir visi kiti rėmėjai. Šiais metais Portlandas prisidėjo, iš tikrųjų iš viso iš nieko paprašė mano agento, kad mano žaidybinę maikutę paskolintų ir mano agentas paprasčiausiai sako, paimkit maikutę ir jie sako, tai palaukit, mes girdėjom, kad stovyklą Donatas daro, sako, jo daro, tai sako, mes sako, prisidėt norėtume. Okay. Nu irgi, va, tai va, jis tikrai supranta prasmę, supranta, ką aš bandau padaryti, kad tai yra pagalba jiem. O kaip jie gali patekti stovyklą, nes jeigu tiek... 32, ar ne? Nu, va, jo, 32 vaikinai, ar ne? Ar tik tai, ar damų? Ar tik tai bičiai? Tik tai vaikinai yra 15-16 metų, iš tikrųjų buvo 14 metų ir dabar biškai pakėlėm, kad tik būtų 15-16. Kaip patekti, iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, daug norinčių turėtų būti, na, iš tavo stovyklą. Šilės 10 trioškių pataikai ir patengia. Kaip? Ne, iš tikrųjų, federacija atrenka vaikus ir patenka 30 geriausių Lietuvoje. Tai žodžiu, federacijos giminės pastavė tenais. Pusbroliai, pusseres, draugų, vaikai. Panašiai. O yra rytoj rinktinė, turime federacijos gritinėlę, nudžiuginsit. Gerai. O yra tikrai labai gerų tokių, matosi, kurie gali būti iššaut labai stipriai. Ir yra nemažai gerų, bet turime, kiekvienas vaikas yra savotiškas ir kiekvienas vaikas tikrai yra įdomus. Ir kiek šneku su treneriais vis parodo, sako, žiūrėk šitą, kaip jisai žaidžia, žiūrėk šitą, kaip jisai sprendimus priima, žiūrėk šitą, kaip jisai meta. Ir galiu pasakyti, tai taip, yra tikrai nemažai tokių žaidėjų, kurie įsiskiria. Bet kitas žingsnis jiems bus, ta būtent, kad įsiskiria dabar tarp vaikų, o kad įsiskirtų tarp suaugusių. Tai yra tikrai nelengvas žingsnis ir tikrai jiems dar daug tobulėti reikia, bet aš manau, kad jie tą supranta ir juda tikrai tikslinga linkme. O koks tu buvai, dabar 14-15, kai žaidžia, ne? Stovyklai. Koks tu buvai? Kur žaidėjai tada, kai buvai tokio amžiaus? Mane 15 metų, aš tada patekau į moksleivių krepšinio lygos žvaigždžių dieną ir žaidžiau su vienu iš Žalgirių žaidėjų 1-1 ir tada Rimantas Grigas mane Žalgirių tuo metu vyriausias treneris paėmė į Žalgirių dublerius, turiu galvoje. Ir jis už metų išėjo į Žalgirį, tada Rimantas Simulėnas perėmė būtent tenai. Ir 15 metų aš jau dublerius 16 žaidžiau ir žaidžiau iki 18. Prašau. Tai čia toks šūvis buvo. Vienas prieš vieną žaidėjai, pavarė gerai ir pamatė tave, ne? Nu taip, pamatė, kad kažką turiu, kad turiu suspirimą ir turiu menį pasikvietė ir nei vienos treniruotės nepraleidau, nepavėlavau ir buvo aišku, keli kiti dar buvo paimti su duomenimis, bet aš vienintelis, kaip sakant, neturėjau jokių excusų ir turiu menį pastoviai pasirodau reikiamų laikų ir jie labai manim... Bet kokioj formoj, taip? Klausyk, šiandien atsivežė dovanų, Spalding kamuoliai iš NBA, čia kur jūs su tais kamuoliais žaidžiat, ar ne? Jo, mes su jais žaidžiam ir iš tikrųjų tai yra iš NBA dovana ir aš norėjau pasidalinti su jumis. Tai reiškia, mes Zipo klausytojams šiandien padovanosime. Jo. Kažkam labai pasiseks. Dar mus žiūri per Facebooką, mes linkime visiems gero laiko. Tai vieną kamuolį eterį ir vieną kamuolį per Facebooką, kurie žiūrit live. Jo, tai tiesioginės Facebooko transliaciją taip pat prisijungite, gal kažką nešvangaus išgirsite, kas gali patekti į radiją. Tuoj grįšiu. Va, padainuos Matėjimas tai. Sing with me, lairės. Tai galim dabar kašiukas žaisti tą. Kašiuką. Pamėtyt. Saldainiuką kašiuką. Nu. Lauk, aš dėsiu zoną. Ar tu nori žaisti tą su nuotraukom? Bet tą eterį galim. Tai tą eterį galėsim. Nu, dabar galim. Šiaip, pasikalbam. Čia, aš tau užduosiu klausimus. Gali atsakyti dabar eterį? Gali? Donatai, kaip vertini savo pasirodymą Eurovizijoje? Užskaitau. Tipo, gera vieta, į 10-uką patekau, ne? Į 10-uką patekau, viena geriausia Lietuvos istorijai, tai kitais metais bus geriau. Tai gal tegu rašo žmonės komentarus į live, ar tu paskaityk live komentarus, gerai? Taip ir darom. Tai dabar, palauk, kaip čia. Žmonės, rašykite apačioje komentaruose, ką norit paklausti Doncis ir bus iš karto atsakymai. Aš prisijungsiu tada prie... Gyvai iš karto.
Patinka Donce muzika? Jo, taigi blemo, visi ta muzika pastoviai pas save leidau, žinai. O ne, kur aš tad buvau simtas? Jo, tai supranti, pas tave štanginiai įeina komandžiorai, žinai, ir turiminį pas mumis tas, kad štanginiai visi treneriai, jiems patinka šitą muziką ir jie nieko prieš tą. Tai Hardinas girdėjo mano muzoną? Girdėjo ir labai greit pakeičia. Ne? Tai jie repą klauso? Jo, jiem repas patinka, bet esmė tame, kad supranti, gali pakeisti muziką tas, kas yra tik tai vyresnis už mane. Arba turiminį daugiau metų NBA negu aš, jo. Tai jeigu aš ateinu ir vien rūkys, tai aš prisijungiu savo muziką ir jie privalo klausyti, nes aš vyresnis už visus. Ja. Ja. Žiūrėk. Klausai tos vadovavimo. Nu, tai klausyk. Tuoj, žiūriu. Nieks neraso. Ne, daug Visi pūlė žiūri. Dončia Bet daug kas pūlė, tikrai žiūri. Hardiną, Dvaitą, kaip ten iš tikrųjų. Ar Ariza maladėts? Su Ariza iš tikrųjų praleidau nemažai laiko ir tikrai vienas geriausių ir profesionaliausių žaidėjų, su kuriuo teko žaisti. Ir iš tikrųjų galiu tik tai gerą pasakyti apie jį ir jis tikrai ir palaikė mane ir kai iškeitė į Detroitą ir turiuomenį po sezono, kai nesisekdavo po tam tikrų varžybų. Tai tikrai buvo labai smagu. Su Dvaitu ir Hardinu niekada nebuvo problemų, tiek Dvaitas, tiek Hardinas abudu ir per gimtadienį baliavojo kartu ir viskas buvo gerai, turiuomenį, o aikšteliai, tai matot, komanda nebuvo tokia, kokia buvo praeitais metais, nebuvo to pasitikėjimo vienas kitų ir dėl to tos problemos visos tokios atrodė didesnės negu jas iš tikrųjų buvo. O ten, kur tas buvo nustumimas, tipo Hardinas tave ten nustumė, ten visi čia Lietuvoje labai afišavo, ten šiaip buvo žaidybinė situacija. Aš galvoju, aš per daug nesigilinau į tą, aš per daug laimingas buvau, bet turiuomenį vis tiek, man atrodo... Laimingas dėl ko, kad jis tave palėtė? Dar kaip palėtė? Ne, iš tikrųjų laimingas buvau, kad jis įnėtė tą dvitaškį, bet realiai pagalvojus buvo dar geros 5 ar 6 sekundės ant iki varžybų galo ir jie vis tiek buvo čempionai ir galėjo bet kas atsitikti. Aš manau, tai buvo normalu iš jo pusės irgi, nes jisai suprato, kad tai dar nėra viskas baigta tose varžybose. O patinka tau Curry kaip krepšininkas? Jo, aš galvoju, kad jisai šiuo metu yra tas krepšininkas, į kurį visi žiūri ir jis būtent yra idealas kiekvieno augančio žaidėjo. Nes jisai turi gerą šeimą, jisai žaidžia gerai krepšinį ir jo charakteris geras, niekada nematysi jo nuotraukų iš klubo ar kokių kitokio nesąmonę daro. Tai aš manau, kad jis yra puikus autoritetas šiuo metu, kuriam jaunam žaidėjui. Ir sunkiai dirba, irgi treniruotėse. Ir jeigu pastebėtum, kaip dirba tarp sezonų, yra grynas pavyzdys, koks krepšininkas iš tikrųjų turi būti. Čia mano tik tai tokia nuomonė, bet turiu omeny ir kiek aš aplinkui matau, nei vienas nepasakęs, nėra blogo žodžio. O tas, kai baigėsi sezonas, pavyzdžiui, tai ką, krepšininkai varo atostogauti ar varo į sporto salę? Realiai priklauso, visada dažniausiai gauni porą savaičių ar mėnesį laisvą ir man aišku situacija kitokia, nes aš turiu pasirašyti kontraktą, tai man kaip ir stengiuosi aš nelabai daug ką daryti, kad nesusitraumuočiau, o realiai tie jauni žaidėjai po mėnesio turi grįžti ir pradėti dirbti. Tie, kurie po rookie kontrakto, kiti žaidėjai čia jau nuo jų priklauso, jeigu nori dirba, jeigu nori ne, bet aišku, jeigu esi profesionalus, tai vis tiek reikia išlietai tą formą įeiti, nepamiršti, kad, pavyzdžiui, mes baigiam sezoną ir dabar 2 mėnesiai praėjo, ne? Tai reikia nepamiršti, kad jeigu 2 mėnesius nieko nedarysi, tad 2 mėnesius reiks arti kiekvieną dieną ir kad tą formą įgyti, tai turiuomenį yra pliusų ir minusų, arba geriau pasilsi porą savaičių ir paskui po biškį dirbi ir tada žymiai lengviau būna, arba tada iš viso out ir kada grįžti būna tikrai labai sunku. Sezoną daryti. Būna ir tokių. Pas mumis dėl to daug kas ir sakė, kad mūsų komanda dėl to ir, kaip sakant, turėjo sunkių periodų, nes atvažiavo daug žaidėjų, kurie buvo fiziškai nepasiruošę. Tipo vasarą Jo, vasarą nebuvo. Vasarą neskiria laiko individualiam treniruotėm. Pakankamai laiko. Gal ir skiria, bet tai nebuvo turbūt pakankamai sunkios. Nedėjo motivacijos Hovardais? Aš galvoju, kad ne motivacija, bet suprantat, jeigu važiuoju jiem namai Ameriką, aš jeigu čia grįžtų pas mane irgi nėra per daug motivacijos, nes aš turiu pilną darbų, savo stovyklą, susitikimus su įvairiom kompanijom, taip toliau. Ir su draugais, aišku, draugai, tėvai čia ir tikrai yra daug labai dalykų, ką nori padaryti ir tos dienos bėga taip greitai, ypač kai turi susiplanavęs kažką. Tai iš tikrųjų ir aš jau suprantu, yra sunku treniruotis namie ir sunku tą būtent formą palaikyti.
Gerai, liko minutė, tai pažaidžiam tą? Dabar kašiuką? Ką žinau. Davai. Kad mes pamėtime. Iš čia? Nu, varyk. Tai ten. Aš nežinau, kaip tu šio pataikysi. O čia. Žadu šio pataikysi? Nu. Ne, nu tai tik iš čia. Galėsi nuo sienos tai. Uždėk dar vieną gabalą. Tai 3 reikia. Tai 3. Turit 5 metimus kiekvienas. Taisyklės. Kas laimi? 50 Kas laimi? spaudimų. Kas laimi? Tai čia praloš Ne, reikia. kas praloš. Kas pralašė, kas būna? Tam atsispaudimų turi daryti? Nu gerai, 10. 10. Tam nepadarysiu aš gyvenime. Pritupimų davai. Davai Tam pritupim. pritupimų? Davai. 10. 10 pritupimų? Taip. Gerai. Gerai, 3 kart pamirksėt. Kokį dar Arba pavalgyt. Daug valgyt. Davai, Čia pizza. kaip iš to Davai. filmo Horrible Pirmas Bosses. Jonas meta. 50 štukų, mes taip neturime. Gerai, tai dabar 5. Gerai, pirmas metimas. Jo. Pro šalį. Vienas iš 5. Išimk Super. Tai mano vienas atraiškiai, daug man. Gerai, pažiūrėsim to, ką moka. Tikras krepšininkas dabar mėgėjai. Gyvenimą Kas čia nesu. gaidelių atvežė? Čia. Tarp mūsų su Jonu mes čia mėgstam, žinai, gaidelius. Nu, davai. Gerai. Gerai, bet tas buvo prie sienos pas tave pastatytas. Tai va, pasistatei. O! Ne! Negali būt! Prašau! Vieną bent! Gerai, tada. Nu. Davai. Tvarkam. Pradė, aš biškai tokią techniką negu jūs imtės. Tiesiog, va. Dėjimą. Kaip boba. Wow! Nu, karočiai. Manau, bus lygiasias. Vis tiek jau pralaimėta. Tai visi permeta. Jo, Ne, Rolandai, tie, kurie išlygino. Ne, tai visi permeta. Taigi lygiosios, tai permeta visi. Palauk. davai. Ne, ten kitaip kažkaip stovėjo. Ne tai buvo, ne? Gerą duončią pasakei tą. Nu. Ne. Gerai. Davai. Sakau, gerą techniką pasakei. Vienas. Eik tu. Eik. Stok, svarą. Bet vis tiek. Pala, permetam sakot. Maldaujat, kad permeščiau. Nu, bandom, davai. Tavo technika, Donatai. Gaidys. Gaidys neskrenda. Išdidus paukštis, ble. Vienas. Visai, jeigu mes jis... Permetam. Nu, davai. Rekordą. Vieną įmetei? Nei vien. Vakas pralaimėjo. Va. Tai viskas. Rezultatų 2-1, nu galėjau aš. Gerai. Kamuolys man. Gerai, 10 pritupimų daryk jau. Jo. Nu, sakiau, kas laimės. O ne? Daryk. Taip. Taip, kas sakė? Aš sakiau. Sakė, Sakė, taigi aš dar pašvengiau, garsiai Nu. pasakiau. Rimtai, tikrai aš sakė, laimėčiau. reikia pralošti. Nu, tai sakau, reikia pralaimėti iš karto. Ai, tai jūs dėl to ir pasidavė? Ura! Tai 10. 10. 10 ar 50? Ne, tai visi 10, gal. 10. 50 spaudimų. Ne, tai laimėtai visi gali. Manik pralošti. Davai, nu. 3, 4, 5, huinė čia, oi. 8, 9 ir 10. Jo, įsijunkit ZipFM radio eterį, nes toj turėsim labai gerą ekskluzyvinį pratęsim pokalbį, o tiesioginę transliaciją. Nesibaigia. Dar nesibaigia. Tai einam dabar į klausytojų klausimus, atsakysim. Nu, einam, bandom. Ir galim sužaisti tą fotką. Kas tu? A, turėjau? Jo. Tiek laivų šiandien iš vienos ir iš kitos pusės ir bangom, ir internetiniam bangom galite mus stebėti per Facebooką ir per zipfm.lt ir, aišku, įsijungęs ZipFM. Dabar užduosim klausimų iš mūsų klausytojų, kurie šiandien nuo pat dienos jau pradžios davė tau klausimų šūsnį, tai are you ready, Donce? Let's go. Gerai, to aš užkraunu.
Gerai, Donatai, kaip vertini savo pasirodymą Eurovizijoje? Jau Šitą klausimas. Atsakymą. Jau. Jo, šitą jau klausimas. Sorry, nebuvau. Už Cavs ar Warriors finale buvai? Realiai buvau iš Clevelando. A, ne? Cavs. Jo. Bet Nors iš tikrųjų esu fanas, kaip jie žaidžia Golden State, bet tiesiog, kadangi jie prieš mus laimėjo, nenorėjau, kad jie laimėtų. prieš Golden State. O, tą tokį, kuris mėgsta stumdytis. Kuris mėgsta nešvariai žaisti. Ne? Ką reiškia nešvariai? Snargliai? Jo, nesiplauna rankų. Ar norėtum pereiti į kitą komandą iš Houston Rockets? Klausė Nedas. Kaip čia pasakys, iš tikrųjų, jūs nepraleidau 4 metus ir man jau jie ir namai, ir miestas kaip namai, ir fanai, ir iš tikrųjų visa komanda ir visi treneriai mane supa tikrai, kaip čia dabar geriau net nesireiškus. Verk pradėk. Jo, ne, iš tikrųjų tai norėčiau likti Houstone ir aišku bus man kaip pasiseks, bet. O žiūrint į ateitį, pavyzdžiui, jeigu norėtum kažkur pabaigti savo karjerą, kokia komanda tai būtų? Žinai, kaip būna prieš toksai? Žalgiris, ar ne? Žalgiris! Užaugo aš jų dubleriuose ir tikrai neteko daug žaisti ir norėčiau Žalgirį pažaisti. Vytautas Mitkevičius klausė, kokį automobilį vairuoja ir kas lėmė tavo pasirinkimą? Šiuo metu vairuoju, čia Kaune tai vairuoju. Opel Ascona? Ne, Camaro RS ir tai buvo mano pirma mašina, kurią pirkau ir iš tikrųjų sakiau, kad gyvenime aš vis neparduosiu, tai tą ir vairuoju. Geras, Net už milijardą. Net už milijardą. Donatai, kokia yra didžiausia gyvenime tavo padaryta šunybė, klausė Rytis? Šunybė, na reikia pagalvoti. Suvalgiau visą džemą ar padariau kakus. Tėvas iš virtuvės, sukiaušėdama, susicukrovė. Na tai kokia šunybė? Reikia prisiminti iš tikrųjų. Gal paliekam šitą. Geras vaikas esi. Pavyzdžiui, kai skrendat komandą kur nors, kažkas užmiega, kažką padarot? Nu, dar nebuvo taip. Iš tikrųjų dabar reikia gerai pagalvoti. Nu gerai, praleiskim. Praleiskim, aš atsakysiu vėliau pagalvosiu. Ar tu tikrai nusifotkinai su Justinu Bieberiu? Jo, iš tikrųjų įdomi istorija buvo dėl šitos nuotraukos. Tai buvo kaip tik tą dieną po varžybų su Phoenixu. Ir aišku, aš atėjau į salę papildomai pamėtyti sekantį rytą ir Phoenixas turėjo treniruoti ir grinai po Phoenixą mes pradėjom metimus, aš dariau tą, na. Ir vienas iš mūsų žmonių, kuris dirba video ofise, jisai grinai praeidinėjo, yra per gatvę aikštelę, yra lauko aikštelė. Sako, žiūriu, Justinas Bieberis žaidžia su visai pašaliniais, bet kokiais žmonėmis. Nu, sako, nesupratau, sako, susitikau Chandlerį, sako, Chandler Tyson. Sako, eik pasižiūrėk, nu, sako, blemba, vienas be jokių apsauginių, be nieko žaidžia čia vidury, kad ir vidury miesto, bet nu vis tiek. O ten tokie, kur su narkodileriais, pystikas čia kabo, šitais, be apsaugos. Tai kaip čia? Nu, tai va, tame ir esmė, jį pasikvietė, pažadėm biškį krepšinį ir nusifotkinom, visi nusifotkinom, ir aš nusifotkinom, bet iš tikrųjų tai sakė, paskui atėjo jo apsauginiai, nes jisai, kaip supratau, iš viešbučio pats pabėgo. Ai, pabėgo, ne? Norėjo biškį laisvės. Niekam nieko nepasakė ir dingo. Bet čia toks kaip iš stovyklos, žinai, pats savo esi bosas, bet vis tiek tave visur turi prižiūrėti. Toks sunkus gyvenimas, man atrodo. Jis vis tiek negali vienas niekur eiti. Nu, matai, turbūt to. Jo tas sunkus gyvenimas turi privalumų. Bet turbūt jam ir atsibosta, jis irgi žmogus. O kažką šnekėjo, kažką pasakė, ar tiesiog? Aš pagrindę nenorėjau lysti prie jo, aš suprantu, kad jam tas dėmesys atsibosta, bet mūsų vienas iš daktarų nuo jos pasišnekėjo, nes jisai turėjo jaunas dukras ir jos jo muziko klauso ir taip toliau. Ir tikrai pasakė, kad, nu jisai jam pasakė, kiek aš iš kalbos supratau, kad jisai labai dėkingas, nes jo muzika paskutiniu metu labai pasikeitė iš tikrųjų ir siunčia labai gerą žinią būtent jaunimui ir padėkoju už tai, pasišnekėjau su juo. Kiek supratau, jis tikrai paprastas vaikinas yra. Nice. Fainai, ne toks soulful talkas, kaip skrinda. Klausyk klausė dėl olimpiados. Dar neturi atsakymo? Dar nesutiksiu rytoj per pietus. Aš apsiskaičiau, kad Liepos 1 duos atsakymą, ne? Liepos 1 bus tik tai prasidės mano laisvų agentų rinka, tai gali testis nuo kelių savaičių, nuo 10 dienų, kelių dienų, kelių savaičių iki kelių mėnesių. Praeitais metais Tristan Thompson pasirašė savaitę iki sezono kontraktą. Niekada negali žinoti, kaip kas gali atsitikti. Sakau, tai yra pagrindinė problema šiuo metu.
Gerai, mėly draugai, dabar pažaisim vieną žaidimą. Kas aš esu? Taip, Žaidimas, kas kurį esu? mes žaidžiame su Tai savo pirmą rolą svečiais. duodam? Mhm. Gerai, rolką Ne. duodas. Ką? Gerai. Gerai. Aš prisiminiau šunybę. Nu, O, papasakok. papasakok. Papasakosiu. Tai atsimenat, Papasakok. buvau, gimtadienis mano buvo. Taip, Reksite aš buvau. taip. Ir savo geriausiam draugui pačioj pradžioj kokią 11 valandą vakaro suplėšiau maikę per pusę perplėšiu. Čia Kęstu. Jo, turėjau Kęstą su perplėšta maikė. Tai visą vakarą. Visą Ir vakarą. stringai, jis tam ruošiasi. Jam patiko. Jis tam ruošiasi. Gerai, Rolandai, čia yra dabar net ne Nežvaigždės. žvaigždės, čia gali būti bet kas. Maistas, pavyzdžiui. Pažiūrėk. Žinai, kas tai yra? Jo. Ar tu žinai, kas tai yra? Katlerio. Palauk. Esi tai turėjęs. Esu tai turėjęs, jo. Dabar, nu, pamėgink. Ar tai yra kebabas? Aš jau išsiždavau, ne? Aš nesupratau, mes klausytam ar jam darom, aš nesupratau. Gerai, tai- Lemma, galiausiai žais gražiau. Tai duok dabar. Tik tai pirmą tą Jau, užteko. raidę pasakiau. O kodėl tik tai du? Nu, nes buvo du tik tai. O Jonas nežais? Nu, būtų žaidęs, jeigu būtum tu. Ne, tai yra kebabas ir viskas. Ne. Taip? Nu taip, buvo kebabas. Nu, gerai, tai tai duok duok dabar jam. duok. Man tai nereikia. Dabar Dončius tu turėsi spėti, kas tu esi. Nu, Na, gal turėjo ant kartos būt uždėsim paveiksliuką. Ir tai gali būti bet kas. Laikyk. Laikyk. Nu. Kas tu esi? Klausimas. Dabar mūsų ir uždavinė klausimą. Kas aš esu? Nesakysiu. Na, Aš valgomas? Taip. taip. Valgomas. Pusryčiai? Ne. Per pusryčius? Per pietus? Ne. Per vakarienę? Ne. Po tūso? Nu, žiūrint, į bizą jo. Tu valgomas taip. Valgomas ir po Ibizo, ne? Visur valgomas. Visur valgomas. Ibizai. Taip, rolas yra valgęs turbūt. Mėsos patiekalas? Ne. Ar Salota, daržovė? Pažiūrėsi, mane matosi, kad aš salotas arba daržovės valgau. Nu, Ne. pasižiūriu Facebooką, tai liktai, jo, liktai Lyg tai gražiai sportuoji. tvarkingai valgom. Bet dėl to, kad tam, kad galėčiau valgyti saldumynus, tau padedu. Tai čia saldumynas? Taip. Desertas. Desertas. Ledai? Ba! Visiškai Geriausias paprastai. desertas. Įsijungia, visi mato. Geriausias desertas yra ledai. Taip, tu esi Bet trečio ledas. nėra. Nu, tai gal Iš tikrųjų, tai yra mano neįsisaugo. mėgstamiausias desertas. Ne? Visada valgai ledus? Jo, nesveikai mėgstu. Pas mane visą laiką namuose yra ledų. Man realiai, dabar nemeluojant, atsiuntė iš Lietuvos dėžę ledų, visą dėžę. Iš Nu, Lietuvos į Ameriką. turiu menį, gabeno iš Lietuvos į Ameriką ir iš Lietuvos. Ir ten tu, obai tu jau praskaitys ir iš ten čia dabar atsiunčia. Tai fainai, lygių tyrelę tas valgyti. Buvo iš tikrųjų netirelė. Tai, laikyk. A, aš esu irgi. Suradai? Gerai. Na, labai gerai. Dabar Davai. manęs kaktos yra Davai, telefonas, nežinau. Ar aš esu valgomas? Nu, kaip pažiūrėk, pasakysim. Nu, ne. Tu nevalgai šito. Ne. Tu Donci ir nevalgai. Nu, nesu valgęs. O Nors ne? palauk. Smirdai jisai? Ne, aš esu valgęs. Realiai. Esu Jo? valgęs, jo. Ok, realus. Delikatesnis. Tikiu, ok. Ok, tai reiškia kažkoks gyvūnas. Taip. Nu, Gyvūnas, ne? jo. Gyvūnas. Taip, tai reiškia ilgas. Kas ilgas? Ilgas. Gyvūnas? Gyvatė gal? Ne. 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 Roplys? Ne. Skraido? Taip. Šiksnosparnis. Ne. Ne. Bet skraido. Taip. Vanagas, varna, balandis. Ne. Taip. Balandis! Aš vos nepasakiau tavo geriausio draugo vardas. Balandis, blemba. Geras. Aš esu balandis. Nu viskas, draugai. Labai greitai viską Geras, gerai sutvarkiai. Reikėjo kotletą dėti man. Grįšim. Būtų paklausęs, iš kokios mėsos sakytum, nežinau. O esi valgęs balandį, ne? Kiniečių restorane? Nežinau, ar kiniečių, man atrodo, buvo tai- japonų, tai- bet tipo Dabar. New Kitchen Dabar. japonų. Quell vadinasi. Quell? Taip jis ir vadinasi? Jo, Quell, jo. Skanu? Jo, Keista. jis tipo, bet šitas čia yra pižintas tipo nes. Tik į eterį išeisim, uždėsim dar tą gabalą. Ai, supratau, delikatesnis. Jo, augintas jau visai Specialiai. kitaip, jo. Geras. Nenešioja lygų, žodžiu, trumpai tariant. Jo. Geras. O kokią ką dar esi valgęs? Babliam, man Amerika patiko tik dėl maisto, žinai. Patiko tau dėl maisto? Jo. Tai tu varyk į Italiją tada dar. Patiko Ne, dėl tai maisto. Italija man patinka dėl maisto. Nu palauk, Visa- Miami, palauk, kur buvo? Čikagoje, Miami?
Viskas. Tai čia geras Aš vietas. sakiau važiuoti į Las Vegas, bet manęs neklauso žmonės. Gerai. Galim susiorganizuoti. Tai galim Dabar dabar mes patyzinti. Las Vegase? Jo. Dėl to, kad tamsoja, atrodo, visą laiką diena, ar naktis. Jeigu taip iš klubo išeini ir taip atrodo, kad visada tamsu, žinai. Nelabai supranti, ar... Gerai. Kada diena, kada naktis. Patyzinam. Premjera rašau. Tai Tai dabar patyzinam. Kad Yra, įkelsim toj dainą. jeigu važiuoji... Ir teisinu, sakau, tuoj netrukus įkelsim naują klipą, Radistai dydžiais kartu su Monika Brook, Let's Go. Jeigu nori... Ir jį netrukus paleisim per Zipą ir paleisim per YouTube'ą. Premjera. Naujas mūsų. Mes dabar paleisim naują mūsų klipą. Nu, paklausytum jį. Gerai, drąsiai. Įdomu būtų. Tai sutraškė dabar visus gaidelius, kas bus. Iš kur čia dovanų gal? Čiulpsim. Ką čiulpsim? Čia filmas, žinai, išėjo toksai dabar. Ai, mačiau reklamą, atrodo, visai neblogas bus. Jo. Mačiau angliškai. Nori bilietų? Tai labai geras. Gali duoti, tai turit ličnų. O kada išeina? Jis jau rodomas. Tai aišku, norėčiau varyti, bet įdomu būtų. Galim kartu varyti. Galim? Priklausom, kur varysim. Galim Kaune varyti. Parodyk, dar kažką pasidarai? Na, aš daug žinau, šiek pasidarau. O ką tu pasidarai? Nieko, aš taip. Sveiki, kolegos. Nieko, dabar važiuoju wakeboardo lentas, nes labai noriu. Taip, nes labai gerai wakeboardini. Yra video. Gerai, pagyri mane. Neblogai, ačiū. Tai galvoju, kad pasiekti profesionalumo daugiau, tai reikia iš Board Sports nusipirkti kokį nors tai rimtą lentą. Taip? Taip. Jeigu turite rekomendacijų, labai lauksiu. Tu ne wakeboardini? Kas čia per... Dar, tamsi, ar sportininkai dar ką nors laisvalaikiu savo sportuoja, pavyzdžiui? Va, 2 kvietimai tavo filmą. Ačiū labai. Kas dar nori? Ar laisvalaikiu ir ką dar? Sportuoja, tarkim, nu, tipo, tu kaip krepšininkas, jis ten eini, pavyzdžiui, golfą. Pažiūrėjom koją, palyginam. Pizda, lastas, kas ta rimtas. Slydė. Va, mano. Rolikas. Nu. Pesku. O gal dar kažko pasimatuojam, ką? Ai, pirštus galima. Gal net ir kitus dalykus matuojam? Gerai. Tai čia ne Ką eteris. bijot, tai paprapės? Pralaimėt norėjau pasakyti. Gerai, tuoj dabar pajungiam viską. O kaip pralašėm kamalį eterį? Visą lygį. Jūs galvokit, jūs čia. Tai jeigu pasišėrina dainą. Tai čia Facebook'e. Facebook'iečiai. O eterį kaip pralašėm? Donzi, užduok klausimą. Apie save gal? Gal atspės? Kas žinotų, pavyzdžiui. Pavyzdžiui, kada tu pradėjai karjerą rinktiniai gal? Tai aš čia pats nežinau, su atsakymo pats nežinau. Tai gal Wikipedia žinai? Gali paklausti, kiek medalių turiu Europos čempionate, skaitant su vaiku. O, tai va. Tai tik neatsakyk dabar, ne? Tai aš žinau, aš taip. O žinai skaičių? Jo. Maždaug. Per 5-6. Pala, dar vieną dainą tada uždedu greitai ir viskas, ir eisim. Kodėl? Noriu Bet aukso medalių, aš medalių turiu. Molinį irgi nesiskaitau. O kur tie medaliai yra dabar? Kaune? Tėvas? Pas tėvas jau. Savybė. Norėtum nusifotkint su Šalčiūtė? Tai jau nusifotkinu, užtek. Čia klausimai tokie? Jo. Tik klausimai. Gali pavaryti, nu, pažveiksim. Pažveikti. Ar moki šokti? Ar šokį klube, kaip būdė klube? Kaip taip? Yra, supranti, kaip sakant, visi moka šokti, tik tai reikia, žinai, tam tikro kiek alkoholio. Atsimeni savo, pamatėjai savo šokimą. Seniau jisai būdavo galvodavo, kad yra geriausias šokėjas Vilniui. Kol nepamatė ko. Rašyk. Vyriau kažkas nupapavau. Žinai, kur... Nu, tada nebešokia, ne? Grydau šitą, gi.
Prie mergaitės. Jo, ten tipo, visi būdavo bairį, Max galimų. Varydavo, žinai. Jaučia, girdi. Jonas jaučia, sakydavo jau viskas, jau varo su tai tikrai. Ne, jis dar net tais laikais dar mes nematė. Ir tada kažkas tai filmavo gimtadienį tą, žinai, ir mėst šokį aikštelį, o aš dar, žinai, po pirties, po basiko, tik su šokas. Nuogas tavo, viliotinį. Ir yra dar internetas, reikėtų pasižiūrėti. Dabar jis šoka taip. Tada pamačiau ir tada būdavo taip. Pasibaigė. Ta merga su manim išsiskyrė dėl to, sako, kodėl tu nieko šoki taip kaip anksčiau? Niekada. Rolandas šokėjas numirė. Paskendo taip ir naujas Rolandas yra šitas. Kaip žinot, kad žiauriai linksma? Va. Čia jau labai linksma. Viskas. Va, rašau, premjera mūsų naujas klipas. Pliam, tašką, ką čia dėt? Smile, mano. Smile. Tokį? Jo. Underwood. Gerai, tai šitą netrukus pasidalinsim. Ir tada šitie, vat, kurie jūs žiūrit, turite, kai mes pasidalinsim šituo klipu, turite pasišėrinti ant savo sienos. Ir vienam padaunosime su Donato, čia tavo parašas yra? Va, su Donato Motiejūno parašu Spalding kamuolį. Tai, žinai ką dabar? Paimsi ir dabar paspausi publish. Davai. Reiškiasi, jau galite ieškoti nuo mūsų sienos ir pasidalinkit. Kas pasidalinat? Vienam iš jūsų padovanosim kamuolį. Brangusis? Jo. Bliam, bet man reikia. Žinok, aš svajoju visada turėti kamuolį. Tai pasišėrink. Važiuosi, paduosiu, aš to vieną, tai gerai dar tu kamuoliu. Atsidė 40, turim 30 vaikus. Čia dabar du. Trečias vaikas. Turiu ketvirtas. Bet šitas kamuolys atiteks ZipFM klausytojui, o šitą padovanosim per eterį, jeigu atsakysi teisingai, kiek medalių turi, ne? Už to rodys tokia praeitė tą padovanos. Gražiai. Šių metų edition. O, gal irgi limited edition? Bus limited. Labai gerai. Negaliu dabar sakyti. Pas tave mašinoj geras garsas, aparatūra? Nu, toj mašinai, kuris turi nuo 92. Kamaro. Kamazė. Gal galėsi pačiakinti mūsų nuomonę? Patikris, tikrai. Nu, pažiūrėjom, ar šiandien. Šitą vaizdelį. Galėsi pačiakinti mūsų naują albumą kartu su mumis. Papasakosi vėliau. Va, 163 šierai. 163 šierai jau. Greitai dalinatės. Ačiū jums labai. Kiem 8 laikai ir 103 šierai. O gal galit pažiūrėti klipą? O gal pažiūrėkit klipą, nes tikrai geras. Nu, čia dėl kamuolio taip kavoja? Kamuolys nerealus, parodyk, galim visiems leisti apžiūrėti. Dar žinot, ką turit? Va, YouTube'ai turit parašyti, kad geras klipas. Bet angliškai. Tada laimėsit kamuolį. Good video. Kvepia labai skaniai jo. Tokių donatų, ne? Tokių... Ne, labiau kvepia, negaliu sakyti, čia būtų rasistinis bairis. Jo. Tailandų, kuris gamintas yra. Ne? Made in Thailand? Nu? Made in Vietnam, beveik atspėjau. Das ist. Aš buvau teisus. Das ist. Na taip, Vietname Čia pagamintas. irgi yra ir Adam Silver, commissioner. Parašas. Kas tas yra komisaras? Tas aukščiausias, tas mylygas kaip... Bam! Draugai, mes grįžtame į eterį ir jeigu stebėjote mus per Facebooko laivą, tai jau supratote, kad galit kamuolį, Spalding kamuolį, originalų šiandien laimėti dviem būdais. Vienas būdas yra, jeigu jūs nueisite į mūsų Facebooką ir pasidalinsite mūsų naujų klipų kartu su Monika Brook, Let's Go. Tai yra viena galimybė laimėti kamuolį. Kitas būdas yra, dabar skambindami į studiją 8524110 atsakysite į klausimą, kurį užduos Donatas Motiejūnas. Jeigu jūs teisingai atsakysite, laimėsite dar vieną kamuolį. Pasirinkimų daug. Klausyk, bet mes surinkam gal kelis teisingai atsakiusius ir iš jų padarom loteriją, nes būtų labai gal kažkaip gaila duoti iš karto pirmam pataikysiam, ne? O Donce mums nepasakyti teisingo atsakymą. Gal mums ir nereikia žinoti, ne? O mes nenorim žinoti teisingo atsakymą. Ar reikia mums žinoti? O gal tu nors pasakyk, tipo... O gali gal parašyti daug tušinukai? Jo. Čia parašyk tada. O tu užslėp kamelą, dabar ne. Kamelą?
Kam? Zipuką. Čia Laudoną. yra zipukas. Laudoną. Čia tu tai tavo raštas? Gerai, tai skambinkite ir Donce užduok klausimą dabar. Užduok. Kaip skamba klausimas? Tai dabar... Palauk, kokiks atsakymas? Koks klausimas? Klausimas. Kiek medalių turiu Europos čempionatuose? Skaitant visus jaunimo rinktinės visas. Nuo iki Z. Auksinių? 8-5-2 medalių. Medalių. 8-5-2, auksinė, kiti nesiskaito. 8-5-2-4-1-10-10, skambinkit mums į studiją ir spėkite. Dabar labas, kas skambina? Pauliau, kaip tu gyveni? Normaliai gyveni. Gerai, kad gyveni normaliai. Klausyk, klausimą girdėjai? Ar nori gal atsakyt? Nu, ir kaip manai, kiek Donce turi medalių? 3. 3 medalijos. Aš įjungsiu tą, kur yra mūsų džinglas toks, teisingai ar neteisingai, gerai? Tai nepasakyk dabar, jeigu rinksim kitus. Taip. Nepasakom? Kažkaip man labai mistiškai skamba šis žaidimas, bet žaiskim. Ne, tai kas teisingai pasako ir viskas, nes sunku atsakyti. Tiesiog tegul pataiko. 3 sakė kažkas. Tai palauk dabar. 3 sakė, ne? Neteisingai. Va taip. Viso gero. Alio, labas. Neteisingai, viso gero. Alio, kas skambina? Labas, kuo vardu? Būna paskambinai. Būna paskambina. Nenori rasistas būti. Nenori. Alio, kas skambina? Labas. Labas, Iš kur skambini? Gal žinai, koks yra atsakymas teisingas? Ne, bet ačiū tau. Taip, neteisingas. Alio, kas skambina? Labas, kuo vardu? Kurį čia vardą savo pasakėjai? Ta? Nepasimesk, smagu, kad skambinė, Gidėjau, daryk tai dažniau, gerai? Ačiū, iki. Koks atsakymas, kaip tu manai? 7! Neteisingai. Ačiū. Aš galiu gal priminti, kad yra tik tai 4 tarp vaikų, U16, U18, ne, iš tikrųjų 3, U16, U18 ir U20. Tai biški taip, 7 tai būtų per daug. Taip, būtų per daug. Bet nepamirškim, kad dar yra ir vyrų. Nu taip. Su vyrais kaip ten buvo. Labas, kas skambina? Labas. Kaip tu vardu du? Aivaras. Iš kur skambini? Vilnius, super. Kiek medalių? Kiam 4? Teisingai! Seni, tu laimėjai NBA kamuolį. Ar tu moki žaisti krepšinį? Ne! Jo, Donce mėgsta 1-1 žaisti, tą tik gyvenime ir veikia šiaip. Gerai, tai tavo numerį užsirašiau, atsiūsim dovanų tavo Spalding kamuolį su Donatu Motiejūnu parašu. Jo, jau idėjai užsisakinėk. Taip. Dabar tik supratai? Nu pasidžiauk labiau. Laiptų nukrito. Mamai pitaką duok per ranką. Taip, bam. Duok. Jau gulė. Su mama, su mergaitė tavo gulė. Duok pitaką vis tiek. Gerai, sveikinam tave. Tu laimėjai kamuolį, o dabar kita galimybė laimėti kamuolį. Mes pristatom savo naują klipą kūriniui kartu su Monika Bruk. Ir jeigu pasidalinsit šio video nuo mūsų Facebook sienos, tam irgi galimybė laimėti. Sveikinam! Ir dabar. Tai va, draugai, dalinkitės video ir dar vienas kamuolys gali jums atitekti. Ir dar YouTube'ai tenais komentaruose parašykite. A good song. Very beautiful. Very. Pliam, bet man reikia tikrai šitą kamuolį, aš žinok. Taigi sakau, atvažiuosit rytoj ir duosim. Davai, buvo malonu, Rolandukai? Nu, buvo nuostabu. Geriausia yra tie, kas kartu su radistais ir be jokios abejonės su mūsų šio vakaro svečiu. Tai yra Donato Motiejūnu, super krepšininku. Ačiū, kad atėjai šiandieną. Ačiū Jums. Pyst. Pasimatysim rytoj. Padarysim, aš manau, iš krepšinio rytoj. Bet iš tau. Bus, jau. Cool. Bus. Susitiksim rytoj. Taip. Ciao. Junkitės į Superfan dabar.